Labas rytas visiems. Neseniai mūsų kompanija įsigijo naujus Mersus 24 metų, kurie yra be veidrodėlių. Šiandien pirmą kartą važiuosiu su šito. Šiaip teko vairuoti pačiam depo viduje čionai, parkuotis į tuos loading bay angliškai, nežinau, išsikrovimo, pasikrovimo vietas. Nelabai esu patenkintas, žiūrėsim, kas bus ant gatvės. Veidrodėliai pastatyti čionai, tiksliau ekranai. Čia yra kairys. Near side angliškai. Ką, darom rytinius patikrinimus. Ten va vietoj veidrodžių kameros viršui. Žiūrim, ar yra apsaugos ant šitą uodegos lifto. Tai lift angliškai. Atsidarom liftą ar platformą, nežinau kaip lietuviškai. Pasitikrinam bortelius. Viskas tvarkoj su borteliais, galim užsidaryti. Pasitikrinsim krovinį, ar gerai sukrauta. Vartai tai kol naujas, tai tragiškai sunkus. Auto užplombuotas ir užspinuotas. Galim važiuoti. Tai buvo trumpa apžvalga šito patikrinimo. Aišku, ten labai sunku filmuoti, kai kamera ranko vieną su kita turi patikrinti, bet maždaug taip tikrinimas sunkvežimiai. O dėl šito naujo be veidrodėlinio Merso sakiau, važiuosiu, žiūrėsiu, kaip kely su juo manevruoti. Kiek kiti vairuotojai sakė, nelabai patenkinti buvo. Nes priprasti reikia veidrodėlį vis dėlto ne išorėje, viduj tos kameros, tiksliau ekranai. Žiūrėsim. Nuvažiuosiu, pasakysiu. Iki.